Gitanas Nausėda paskelbė apie 5-6 procentų nuo bendro vidaus produkto BVP skirimo karo išlaidoms. Taip pat po to jis paskelbė, kad reikia kuriamai lietuviškai divizijai skirti 12-13 milijardų eurų. Tam reiktų panaudoti ir valstybės rezervą ir jau šokdino ant kilimėlio Lietuvos banko valdybos pirmininką Šimkų. Po kelių dienų jis paskelbė, kad jau reikia 15 milijardų šitai divizijai įkurti. Šakalienė, krašto apsaugos ministrė, skelbė, reikia milijardinius avansus daryti už niekam nereikalingus Leopardo tankus. Pradžiai paskaičiuokime ant pirštų. Prancūzija apmokė, apginklavo ukrainietišką brigadą. Tai yra apie 4,5 tūkstančio karių. Prancūzija paskelbė, kad mažiau kaip milijardą eurų skyrė šios brigados paruošimui. Divizijoje yra nuo 2 iki 4 brigadų. Tokia šiuolaikinė karyba. Tarkim, nuspręsta, kad lietuviškoje divizijoje bus 4 brigados. 4 kart 1 yra 4. Bet ne 12-13 ir ne 15 milijardų. Klausimas tiesus ir atviras. Gitanui Nausėda, kur jūs norite nuplauti 10-11 milijardų? Jūs dar paskelbėte, kad reikia ir žmonių santaupas tam skirti.